Nu, Gediminai, Kaip klausyk, tau čia dešrelės ir bulvių košė? primena darželį. Darželį? Darželį. Na taip, vaikystė. Nėra turbūt to jaukesnio maisto, nei gera bulvių Kaip košė gerai. su dešrelė. O čia? Atsimenu, vienintelį patiekalą atsimenu iš darželio. Bet čia mes šiek tiek pagerintai bulvių košė su spirgučiais. O kaip dešrelės gerai. ištroškintos tokiam pomidoriniam padaže su obuoliukais. Bulvių košė su Turbo. šoninė, tai yra kažkas tokio. Kaip pasigaminti šitą patiekalą, mes jums jau tuoj pat parodysim. Čia yra topas. Tobula. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Taigi, gaminant tokius naminius patiekalus, reikia pradėti nuo to, kas užtrunka ilgiausiai. Be abejo. Bulvių košė. Taip. Tai visuomet, kad procesas vyktų greičiau, darant bulvių košę, du dalykai. Pirmas dalykas, dedam tik į verdantį vandenį, taigi puodas užkaistas, jau vanduo burbuliuoja. Ir antras dalykas, šiek tiek pasmulkinam bulvę. Kuo norit greičiau, tuo smulkiau pasismulkinam. Taip. Tam, kad jos išlaikytų kuo daugiau naudingų medžiagų, nors atrodytų verdant vis tiek viskas ten iškeliauja, bet reikėtų dėti verdantį vandenį. Tai mes viską darysim vienam puodė, vienoj keptuvėje aukštesniai ir pradėsim nuo to, kad apkepsim dešreles. Na, aš pasirinkau tokias kiaulienos dešreles, gal daugiau žinomas pavadinimu bratwurst. Aš jas labai mėgstu, bet iš tikrųjų galima būtų naudoti ir kitokias dešreles. Šviežias dešreles, nebūtinai kiaulienos dešreles, žodžiu. Parūkytos. Netgi mes diskutavom, ar pieniškos tiktų. Na, aš manyčiau, kodėlgi ne. Išbandyti viską galima. Įpilam šiek tiek alyvuogių aliejaus. Tiesiog apkepi iš visų pusių, greitai ir paskui mes jas išimsim laikinai, žinoma. Nu va. Grožis. Ne, iš tikrųjų galima, kaip ir bet kokias dešreles, tiesiog pakepintas valgyti, bet skirtumas toks, kad kepimo metu vis tiek kažkiek dingsta skysčio, sultingumo. Ir jas vėliau grąžinus į padažą, jos dar įsisiurbė to skonio, supranti, ir taip. Tai jos šiek tiek palauks. Dabar greitai, nenujungdama keptuvės, šiaudeliais vieną svogūną. Tai šiaudeliais pjaustą svogūną dedam į keptuvę, kur jisai nuplaus, galima sakyti, tas prikepusius dešrelės gabalėlius. Tai reikėtų kepinti maždaug 3 minutės. Svogūnai nuskaidrėja, vos pradeda karamelizuotis. Paliksiu tau pamakaluot, o pats papjaustysiu obuolį. Tai obuolį aš visuomet rekomenduoju rinktis tokį žalią, rūgštesnį. Jisai čia ir reikalingas tam, kad duotų rūgštelės. Rūgštelės. Taip. Ta rūgštelė susibalansuos vėliau labai skaniai, nes dar dėsim pomidorų, kitų prieskonių. Šiaip prie kiaulienos dešrelio obuolys, apskritai prie kiaulienos obuolys, tai Taip, čia yra klasikinis derinys. Na, tokiais ne per smulkiais gabalėliais, kad dalis ir ištirptų, bet dalis liktų kaip tekstūriškai. Dėsim obuolį ir česnaką kartu, nes jie keps maždaug tiek pat laiko. Ir viską pamakaluok su mentele. O, kaip gerai čia viskas kepa, klausyk. Jau dabar labai skaniai atrodo. Tai būtų jau geras garnyras prie dešrelių, bet kol mes jį pakelsim į jau aukščiausias aukštumas. Taip, paduok man šaukštą. Reikia šiek tiek miltų. Miltai vėliau įpilus skysčius padarys šitą padažą. Yra toks angliškas terminas greivis. Toks tirštas, čilkinis, labai skanus. Tai įdedam miltus, būtinai reikia truputėlį pakepinti. Jeigu miltų nepakepinam, būna tas toks miltų, ne vien poskonis, bet tokiais padažas matosi kaip tokiais burbuliukais, kaip granulytėm. Ir ateina eilė pomidorams. Taigi mūsų mėgstami kėdainių padažai, šiuo atveju marinara.
Gerai. Ir visą indelį pilu. Taip. Taip, maišom. Jau tirštėja. Taip, ir dabar dugnas reikia apsivalė. šiek tiek atskiesti, pavadinkime, šitą padažą. Tai aš naudosiu padažo bazę, demigleizą, jautienos. Daugam kyla klausimas, kur naudoti būtent tos demigleizus, ne? Tai pats paprasčiausias variantas yra tiesiog pasišildyti ir prie mėsos turėti tokį skystą padažą. Jeigu steikiukus mėgstat namie Tikrai pasakyti, taip. tai čia... Galima suteikti jam dar papildomai skonio, įdėjus, tarkim, kadagių prie žvėrienos ar kokio rozmarino ir apelsinų sulčių prie antienos. Aš, pavyzdžiui, namuose man ir labai plovą darant, labai su balandėliai žinau, kad yra kas tiesiog įpila troškinant balandėlius. Tai yra koncentruotas padažo skonis. Taigi tikrai verta turėti jo namuose. Jeigu atrodytų, kad toks kiekis yra per daug, tai jokių problemų, galite likutį įsipilti į kokį nors indelį ar maišelį. Mažesnius indelius galima susišaldyti. Aš sakyčiau, tokį patį kiekį kaip ir pomidorų padažo. Įsipilam. Šiek tiek praplaunam. Ir čia bus padažų padažas. Tai Tikrai taip. labai sodrus. Ir dabar papildomi skoniai. Čiobrelio labai stipriai padauginti nereikėtų, nes paskui paprastai jauti tik čiobrelį. Pakankamai stiprus prieskonis. Žinoma, druskos šiek tiek. Juodųjų pipirų. Šaukštelį rūkytos paprikos, šaukštelį aitriosios paprikos dribsnių, gerą šaukštą angliškų garstyčių ir, žinoma, šaukštas Worcesterio padažo. Sudėję prieskonius išmaišom, sumažinam kaitrą iki vidutinės, kad palengva troškintųsi, garuotų ir paliekam 5-10 minučių. Praėjus 10 minučių atgal į keptuvę su padažu sudedam apkeptas dešreles ir paliekame dar ant vidutinės kaitros pasitroškinti 5, gal šiek tiek daugiau minučių, tol kol paruošiam bulvių košę. Tai bulvės jau praktiškai išvirė, tai reikia spirgų pasidaryti, ne? Aš nupirkau ne bet kokios, o pavytintos šoninės, supjaustyk šiaudeliais, vėl. Šiaudelis tiesiog, taip? Tiesiog, va taip, paimk supjaustyk ir apkepinam, kad išsileistų riebaliukas ir pasispirgintų spirgučiai. Tai pas mane jau čia labai gražiai. Gerai, tai dabar dedam Sviestą? Kiek Turim sakei? pakelį. Aš sakiau visą pakelį. Dedam. Pusę bent jau dedam. Gerai, dedam. Riebė, ne? Tai. Yra pas prancūzus bulvių košė, pripažinta geriausia bulvių košė, kur kiek bulvių tik sviesto. Tai prašau. Nepagadins, ne? Tikrai. Ir maždaug stiklinę dar pieno. Iš karto? Taip. Taip, tai nėra skirtumo. Iš karto. Taip, bulvės nukoštos ir trinam. Tai ar naudosimės štai tokiais puikiais, ar štai tokiais moderniais, skirtumo nėra. Aš naudoju tą modernų, nes man niekaip neišeina be gabaliukų sugrūsti košę su... Taip, aš žinau tavo problemą, Daiva. Jau išsiaiškinom tavo problemą. Tai darant bulvių košę, prieš supilant šitą visą skanų riebaliuką su sviestuku, reikia sugrūst bulvės. Taip. O nereikia aš pagrūdu šiek tiek ir tada po truputį įpili. Tai tu visą atskėdi ir tada lieka tie bulvių gabaliukai. Taigi reikia nukošt, palikti, kad nugaruotų ir tada sutrinti bulvės. Matai, jau visą gumuliuku. Šilkinė tokia. Taip, dabar man įpilk iš pradžio, kokį trečdalį. Vien dėl saugumo, kai tu pradėsi maišyti su daug... Tikš. Jo. Štai. Košė nuostabi. Dešrelės jau užsitraškino, pasižiūrėk, kaip gerai atrodo. Ant stalo ir puota. Tai žodžiu, čia nėra net kas, aš tai tik sukaitau, kol šitą košę padariau. Bet čia yra verta. Vieni tobuliausių šeimos pietų, taip? Manyčiau taip. Mes daug tobulų darom pasiūlymų, bet man čia iš vaikystės, maistas iš vaikystės. Taigi išbandykit šį receptą, kai pasigaminti sužinosite užsukę į gardugardu.lt, o jau po pertraukėlės šiandien pagaminsiu kai ką saldaus.
bus tartalėtė su pistacijom. Labai laukiam.